Žemės informacinės sistemos ŽIS pildymo instrukcija. Prisijungti galite per teritorijų planavimo ir statybos elektroninius vartus www.planuojustatau.lt. Kaip pateikti prašymą per ŽIS? Autentifikuokitės pasirinktų būdu per elektroninius valdžios vartus nurodytais būdais, naudojant elektroninį parašą, internetinę bankininkystę ar kitą patvirtintą tapatybės atpažinimo priemonę. Prisijungę, pagrindinėme valdymo skydelyje pasirinkite norimą paslaugą, pavyzdžiui, žemės nuomą ir spauskite Užsakyti paslaugą. Paslaugos užsakymo lange dešinėje pusėje paspauskite Pateikti prašymą. Prašymo teikimas. Pasirinkite, kieno vardu pildote prašymą – savo vardu ar fizinio asmens vardu pagal įgaliojimą. Jeigu prašymą teikite savo vardu, dalis laukų užpildoma automatiškai. Užpildykite trūkstamus duomenis ir spauskite Toliau. Toliau pildykite informaciją. Įrašykite prašymo tikslą, nurodykite žemės sklypo duomenis, pridėkite dokumentus. Užpildę prašymą, paspauskite Tikrinti duomenis. Jei matote klaidų, ištaisykite jas. Jei užpildytame prašyme yra klaidų, lange matysite pranešimą apie klaidą. Ištaisykite klaidas ir paspauskite mygtuką Išsaugoti kaip juodraštį arba Išsaugoti ir pateikti, jei norite prašymą pateikti tvirtinimui. Lange matysite jūsų paruoštą prašymą. Patvirtinkite paspausdami Pateikti prašymą. Paspauskite mygtuką Pasirašyti ir tuomet pasirinkite pasirašymo metodą – mobiliuoju parašu, Smart ID ar stacionariu parašu. Pateikus prašymą, užsakytą paslaugą, jos registracijos numerį ir nagrinėjimo eigą galite stebėti skiltyje pasirinkę mygtuką Mano ŽIS paslaugos. Sistemoje matysite prašymo būseną. Paslaugos teikėjai peržiūrės prašymą ir dokumentus. Jei truks informacijos, gausite pranešimą per ŽIS ir L-paštu. Galėsite papildyti ar patikslinti duomenis. Norėdami gauti pranešimus apie savo prašymo eigą, paskyros profilyje nurodykite L-pašto adresą. Nurodžius L-pašto adresą paskyros nustatymuose, spauskite Redaguoti, pažymėkite varnele ir spauskite Išsaugoti. Žemės informacinė sistema – greitesnis ir patogesnis būdas gauti paslaugas.